Kalvarijoje susirinkom žygį. Pasitūsysim po šitas apylinkės. Kas norės plačiau palandžiot, galės vėliau. Grįžę. Jo, 5 minutės. Sklepas yra, da? O, kaip čia. Nu va, čia įdomiai. Čia šitas namas neblogas. Gero stogą pakeistum. Jo. Kokie įdomus. Teletabių kalniukai. Įdomus kalniukai. Kodėl tokie kalniukai įdomus? Ai, karjero. Ir iš kur jų čia tiek daug iš to miško lenda? Kol vyks pabendrauti ir jeigu labai gerai susibendrausim, tada pakviesti. Laimutį vaikai parvažiavė. Žinokit, dar mes šis asfalto einam. Jau ką? Negazdžiai. Geriau, lengva. Чуть-чуть. Nu va, Hebra, turėjom tokią vietą, kur patys nežinom kas. Kažkada vasario 16 su Jūrate blūdom, pamačiau ateinant obelį. Sakau, jau čia kažkas bus, reikia užėjti. Nu, atėjom ir labai graži vieta. Radom pamatus, sodas. Vietinių istorikų klausiau, tai jie nelabai žino čia. Bet praeitą kartą vienas eidamas, čia yra, kam įdomu, rūsiukas po namos. Ir ant rūsiuko staktos yra išbetonuotas 1931. Ar tą vandželą nevis? Turiu ne tą akinį. Išimk. Va šitoj. Važiavimą, tai tu ten galėjo balasimo kokius norius. Augalai auga. Gintai reikia mokėti. Nelip į ką. Ne vieną pasarį, pėdsako ne. Čia dar šviesų. Palauk, tai greitai gynėjimą. O čia vaikelį dar su kokia rakutė? Čia labai rimta. Žiūrėk, kas ten koja? Koja? Kažkieno. O va čia tai.
Žmogaus? O va čia tai kaukuolukė kažkieno tai. Čia drugeliai, ne kakaliukai. Tu savo kaip atrodo. Kur? Kurie čia planetėje? Kur čia ta? Žiūrėk, drugeliai. Nu, čia įdomus toks statinys. Pašvies kaulas. Pašvies. Nerio, matai? Nu va. Išlendam, gal dar kas norės įlįsti. Sveiki! Iš amžino poilsio vietos išlendam. Daug labai žmonių. Apie 60 kažkur tai. Saulė pasislėpė. Kažkokių debesų daug atslinko. Tikiuosi nebus lietaus. Nu, vėjas labai didelis pakilo. Pagaliau išėjome į kelią. Šitų Suvalkijos pievų. Jau čia kažką įdomaus parodys. Geras čia. Jau šitą gal nelysim. Ale, įrask tu man šitą. Nu jo. Aky. Nu, mes tai gražus vaizduos matosi. Sudarius, pažiūrėt, nusistačius, kokias spalvas. Žemės su vaikais per kalnus, kad atrodytų išinamo, žinai, ir sustodinėdama žiūrėk. Čiok, ten 3 vietose aš ten sieną kirsdavau. Oi, dilgėlės apdilgino mane. Palauk, dviejose.
Ne, tai čia irgi telefonu, ten dilgėlės. arčiau Pragos į tą galą. Nes aš Jau rėkia. Slovakijoje Dilgėlės. 2 kartus su vaikais. Tikrai, kad dilgėlės. Arba kaip kuteno dilgėlės. Nu, jau mane pakuteno. Nu, likau aš į Vokietiją. Ir tai jo, ten tokį cirkelį. Nu, kokių čia laikų užsilikę? Taigi sako karo metų. Ai, nu, karo metų net. Einu savo. Čia tie prieštankiniai. Nu. Reikia šumą. Reikia nuo nervų. Čia mūsų vaikščiojanti enciklopedija. Aš nuo nervų irgi žinau, ką reikia. Jo, tai jisai su šitais nuo saulės akiniais nardyt eina. Tai jisai dabar pasako. Kokia trumpa istorija. Batų tepalo dėžutė. Aplinkui, kiek vėliau praeiti, ir apkasų karas praėjęs normaliai. Viską matė tos kalvos. Aišku, kokią savaitę mes nepataikėm ant to rudens, arba jis suvėlavo, bet sienos tikrai gražios. Apkasai buvę. Opapa. Nespėjau pastatyti. Jo, ir tuo labiau jie buvo neveiksminga, kadangi statė pagal pirmo karo planus, o visus aprašius yra, kad kiekvienas pagal atskirus išmatavimus buvo tik įrangai. Būdavo angos paliktus, atveža įrangą, įstato ir viskas. Tai tos įrangos nespėjau, Lenkų pusėje dabartiniai jau buvo su įranga, tai jie tie muziejus padarė panašiai. Raudeniškai yra prie Kalvarijos, tai yra čia Kalvarijos. Jų nėra jo, pelikiniai visokie viskas, arba su tais suomiai, ten irgi tai šalta jiem, slidinčių aš nemoka, neturi žodžiu. Baigėsi. Visi bairiai. Ten ne tiek rūkoviniai, kaip pakučiai stravinėjai. Čia labai geras. Buvo klaida padaryta, visi galima, kaip generolai sakė, kaip nedaryti. Padaryt kuo nemasto, o ne žvanę. Kad žvanę kūrė būtų Kad būtų atkirtę visus nuo pietų. kaip ir rusam reikėjo išsiimti. Nu, kas ten? Merginos per flegą. Jokia galvomis pakalėjai. Hitleriui, kaip ir rusam reikia simbolį. Reikia mąstyti, parodyti, Čia neįmanoma.
Štai toks. Ačiū, ačiū. Štai vėl kelias. Gali tai būti, kad Aleksandras kažko nematęs. Aleksandras papasakoja neįtikėtinai, bet kai nueini, tai tada patiki. Ir jeigu prie šito neveda, Tai geresnė nuves. reiškia kažkas geriau laukia. Ir aštrių įspūdžių. Tai žinokit, va čia, kur išminta, tai jų keliai yra. Čia jų, nežinau, aš dabar nerandu, bet jų aš aptikau kokius 6 čia. Šitas vienas iš didžiausių. Ne, tai aš čia užėjau, tai man tas noras praėjo. Nes tokio vietoje, žinot, čia netikėtai, čia ne miškai, ne dzūkija, žinot, pokšt, srudėlynė. Kiek, kokio 1,5 metro? Bus jaučiu. Šito vietoj ne. Atsistok biškai anksčiau. Tai kai skruzdėlynai. Ten mažesnis kitoj pusėje. Nu, bet jau. Pažiūrėk, aš pataikiau. Bet aš kitos pusės. Labai didelė. O tai čia gerai Aleksandras užvedė? Taigi rašė, kad bus gerai. Opapa. Lipkit, lipkit. Tuoj reiks nulipt atgal. Vietoj to, kad papėdė, tai lipam ir nulipam. Kasai. Nu va taip va ir vingiuojam. Tai lipam, tai nulipam. Kalva, kalva, kalvarija. Na va, išlindom ant keliuko. Aha. Nu, jis socialinė įvedė.
Laukiniai žvėrys. Liepk ant šito. Kodėl? Liepk nuo pradžių. Kalva kalvaja. Tai į kalną, tai nuo kalno. Tokia hebra, einam šlaitu ir aukštyn. Juk būtų upė, tai čia kažkiek. Čia upės mūsų. Tai dabar mes čia randamės. Kur mes čia randamės? Fantastinė vieta. Ta biškį spalvų, žinai, bet jau gražiai. Geltonasis, bet... Jau jie ant kelio. Kaži kur. Skubam, skubam. Kaip gražu. Buvome viršuje, dabar apačioje. Kaip gražu. Fakultatyvinis. Faktas, kad galima, čia ne tai, kad galima, tai Reikia, ne? sveikatos ir energijos šaltinis. Garažo duobė yra. Čia galima autoservis atidaryti, klausyk, gal reiktų. Dilgina koją. Mes einam į svečius čia pas kažką tai. Nekreipkite dėmesio, nespėjau susitvarkyti. Nedžiūsta. Vadai, iš tų pirminių radot? Ar knygų? Raikit. Negaliu. Buvo balius. Šitą Lietuvos vardo 2009 metų. Tai dar čia kažkas gyvena. Jeigu mes čia ko nerasim, gyvenam dar. Vau, kaip čia baisiai. Tai tikrai aš sakau, čia dvarios buvęs. Ką gero randat? Nu, šepetys, tai pažiūrėkite. Bet vada ir tualetas yra, nu tai. Dušas. Čia tualetas. Tik atsargiai, kad kojos Ne, tokios šiaip jo, kad tik tai ne... neperdurt. Aha, labai dar ten. Plaukų dar yra blendami. Pečiukas. Pažiūrėkit ir mus gaudus, tai čia kažkas, čia pasirodo visai nesiniai kažkas dar gyvenę. Bet čia kaip paliko tuščia, tai va viską atvertė, ieškojo kažko gero, bet... O, paltai kabo, kelnės, paltai. O ne? Jo, paltai.
Betonas sutrūkęs, tai gali kitą kartą. Ja. Pavojingas gyvybei. Gali betonas netyčia ant galvos. Nu, gal dar rastume kokių bulbų? Markų. Nu, bet čia turtingi žmonės gyvena. Taip, pažiūrėk, koks plonas. Nu. Kiek padvadų įvažiuodavo. Šviestuvai, kaprai. Kiaušiniai. Kas pametė kiaušinius? Kažkas iš žygeivių kiaušinius pametė. Per ilgai svečiuose užsibuvom. Matosi, kad judesiukas yra. Geriausia langai nupiešti. Molinuko pusė likę. Bet Bet ir žmonių yra, nes robotas važinėja. Jisai žino, kad kelias reikia varyti atgal. Gal per tą patį tiltelį. Žinau, gal didelį riziką, nes pas mane jau tą... Piešia šupė. Treniruojasi gal? Prieš mankėlės vėl. Kad jau atjaunėjau. Jūs tokios publikos net nesitikėjot, ne? Tai va. Rimtai, tai yra laikas lipti iš to šalto vandens, ne? Šupės lenkščiai. Tokių asilų jūs dar nematė. Nenutraukit, hebra. Nenutraukit, būkit gerus. Tas karvis yra. Bet paskui karvių nesurinks. Eina savo, visi bėga, vejasi mus.
Sakė, atakuojam greičiau. Į kovą, į kovą. Miesčionys atvažiavo ant kaimo. Jau įdomu darosi. Eina savo. O karvytės buliukai duoda. Medžiai čia. Buvo, reikia dadėti, kad buvo gražus medis. Taip, ir va dar su kokia arka. Laikytis už petnešą. Mums kažkaip nerodo suvalkėjos Griuvėsių. jokių pasididžiavimų, o tik tai Griuvėsius. kaip tai kokius griūnančius pastatus ir panašiai. Ir va čia kažkieno buvo namelis. Dvarelis. Dvarelis, va su kokia arka. O. Tokių gražių arkų surado. Liepų alėja. Kur yra susidomėjusių žmonių, ten yra įdomi. Gal čia buvęs koks sklepukas? Žmonės gyvenę. Jau čia dvarelio irgi būta, tokie pamatai. O, da siena išlikus. Viskas supranti, tie aukštesni kalnai.
čia visokia Sigmataro dvaro teritorija. Praėjom pro buvusius ūkinius pastatus, čia ant Kalniuko Sigmataro dvaro pagrindinis pastatas, rūmas. Su mūsų istorijos nežinau, pasakoju ir man tas istorikas, tai žinau, kad čia buvo rūmų rūsys. Ir kažkokia nutiko šiurpi istorija. Su laidotuvėmis susijus panašiai, su vaiduokliavimus ir panašiai. Tad tiek ir galiu pasakyti. Dar ką žinau, kad ant šitų rastų sėdėjo viena ponelė Jūratė, kita Aušra, gėrėm vyną ir kavą. Ir buvo smagu. O čia tas kalniukas, kuris žmonai prižadėjo atvežti, kur sugalvojo, kad čia turi žibučių būti. Tai va, jūs irgi galite sugalvoti, kad čia žibučių ir kokį pavasarį ir ateiti. Tai viskas buvo ir surasta, žinau. Požemis vieta. Požemis Buvo žiemą, tai matot, lapų nėra, tai viskas taip kitaip atrodo. O dabar apaugė, jie pamatai irgi apaugė, tos arkos irgi turi tokią, ką žinau, aurą. Žmonių mažai kas užsuka, žinau. Jau seniai matyti viską iškasinėja čia metalų detektoriai. Tai vieta graži. Dar ant keliukų, sakėm, futbolą pažaisim. Pas kamuoliai susidėvėjų. Anksčiau buvo šiūtė aptikęs, dabar tokį 5 susitraukė. Bet buvo kokia 10 apvalių, baltų, naujų dalykų, matyti, kas sutreniravau. Tai va. Tai čia vienas iš toks prieš paskutinių mūsų punktėlių, nors kaip ir ta žygiai kaip ir punktas nuo punkto ir neskirčia, bet vis tiek va, eini kažką randi ir nuo daikto prie daikto vis tiek įdomiau. Jeigu šiaip savai. Ką, priesim. Opapa, opapa. Okay. Kelias į dvarą. Čia grikiai dar nenušienauti. Darbas sunkus, ar ką? Na štai, žygis jau į pabaigą eina. Visai nedaug liko. Labai buvo įdomus, turiningas žygis, daug pamatėm. Ir oras buvo labai nuostabus, kaip spalio 1 dienai. Tai yra pasaka. Rožės tulpės ir visi kiti žiedai. Pasakyki, mano miela Zelmutė, ar susitiksim metropolį vakarais? Negerai, oi negerai, kad buvai tai saulutė panaši. Negerai, oi
16, tau 36. Pasakykit mano mielą Zelmutę, ar pavasaris į Kauną dar sugrįš. Pasakykit mano mielą Zelmutę, ar atversi man šį vakarą duris. Negerai, oi negerai. Dar paminklus užkabinkit viski, kad matytųsi. Ne, specialiai negalim. Prie kapinių. Kažkaip prie kapinių. Pasukau, tai kapinės. Nežinau, kur nuves mane likimas, gal po traukiniu, gal po vežimu. Nežinau ir man taip liūdna verkti nori, pasakyk, ar sugrįši šią naktų. O Kaune taip gražu, spindi soras, o man širdį žaizda. Tik viltim aš gyvenu, kad tada ir vėl sutiksiu kaip tada. Negerai, oi negerai, kad buvai tu į saulutę panaši. Negerai, oi negerai, kad man 16, tau 36. Negerai, oi negerai, Oi kaip gerai. buvai tu į saulutę panaši. Oi gerai, kad man 16, tau 36. Ačiū. Lanta. Aš šveisiu ir dirbu, tai kas čia nusirenginės, ne? Rūsiukas. Dabar aš su tušiu pakankamai ir stovėsiu čia. Kasdienos kokios gerulės. Kalvarija.